Sveiki! Jeigu jūs pabudote šlapi, išpilti prakaito ir persigandę, žinokite, jog tai ne košmaras. Tai žaidimas Skylės sienoje! O aš, kaip ir kiekvieną trečiadienį vakarą, priminsiu visiems žaidimo taisyklės. Taigi, žaidėjas atsistojęs raudonojoje zonoje privalo išformuoti taip savo plastišką kūną, kad atitiktų skylę, kuri išpjauta sienoje ir pralysti pro ją. Ha! Džiugai, visiška teisybė, kurią kartoju kiekvieną mielą trečiadienį. Ir dar kartelį pasikartosiu ir aš, kad visi čia kaunamės dėl garbės, šlovės, pripažinimo, meilės, teisybės ir šiaip begalinės valdžios. O, ne dėl kokių nors pigių prizų. Tikrai ne. O kaunasi čia ne bet kas, o patys linksmiausi žmonės Lietuvoje ir nemažiau linksmos Lietuvos pop scenos žvaigždės. Va! Ir atėjo pati ta sekundė pakviesti į studiją pirmąją komandą. Dėmesio į vartus. Tai yra Vilma, Gajus ir Inga. Trys labai įdomus, jauni ir linksmi žmonės. Inga, aš girdėjau, kad tu turi labai įdomių pomėgių. Kažkas su Tailando boksu, tai... Taip, Tailando boksas Muay Thai. Užmuši visus. Wow. Ne, tik mėlynuosius. Tik mėlynieji saugokitės, gal ir neišeikit iš tų užkulisių. Ir tavo labai keista svajonė, ne kokią nors prabangę suknelę nusipirkti, o ką? Motociklą įsigyti, Honda. O teisės turi motociklą. Kam tos teisės? Labas vakaras, Gajau. Aš girdėjau, man pačiulbėjo paukštelis, kad esi pasimetęs tarp tiksliųjų mokslų ir meno. Ar teisybė? Teisybė. Ir kur gimsta tavo širdis? Aš meniškos jausmas, mane patraukė šitą sieną, aš ją taip noriu išmeninti savaip. Tu ją gal išpaišysi, Aš ją išpaišysiu ir mano jau bus išpaišyta. Supratau, labai linkėsiu tau sėkmės įvykdant savo meninės užduotis. Ir galiausiai Vilma, tu apie save labai gražiai pasakei. Sakei, ilgas kojas ir šypsena yra mano gyvenimo, kredo ir laimė ir, žodžiu, palydovė. Taip lengviau gyventi. Tau geriau žinot. Taigi, koks jūsų komandos pavadinimas? Skylamušiai! Kaip stipriai čia dėjo. Ir koks jūsų komandos šūkis? 1, 2, 3. Skylę mušim, skylės 2, 3, atipsim mes visi! Ir kas bus jūsų komandos kapitonas? Aš Gajus! Tai prašau Gajus sėstis ant pakilaus, ant sosto ir žiūrime, kas bus jūsų priešininkai šį vakarą. Žiauri tavo komanda, Aiste, žiauri. Haha. Bet tuoj pamatysi, kokia bus mano. Dėmesio į vartus. Pasitikime Indrają, Alaną ir Aidą. Labas, Alanai. Sustokite visi čia gražiai šalia manęs. Dabar pradėsime nuo Alano. Gerai, bet palaukit, nesikeiskite taip greitai, aš nespėjau reaguoti. Aida, tu esi vadybininkė tiek Indrajos, tiek Alano. Kas tave privertė ateiti į šitą žiaurų žaidimą? Dėl to, kad negali paleisti savo auklėtinių vienų? O todėl, kad aš kaip motina herojė pasiryžusi už juos kovoti. Va, koks atsidavimas, paplokime Aidai. Alanai. Ką nori? O tu su šito kostiumu matei save veidrodyje? Nenoriu matyti. Pasižiūrėk, žinok. Tavo pomėgis yra garsiai kvatoti. Galim pakvato dabar garsiai abu kartu? Ne, nes tu nejuokingas. Ne? Bet tu juokingas! Gerai, Indraja, sakyk, tu anksčiau traukdavai duetus su Vaidu Baumila, taip? Baumila, visą laiką man. Išmokyt pavardę, Baumila. Gerai, o dabar dainuoji viena, Žvaigždžių vartuose, taip? Taip. Bet tu žinai, kad yra serialas toksai dar Žvaigždžių vartai, apie kosmosą. Fantastinis. Nežinau, papasakokit, nežinau. Nu, tiesiog galiu pasakyti tiek, kad su šito kostiumu tu ten tiktum labiau. Pratau. Gerai. Koks jūsų komandos pavadinimas? Praeinantis visur. Praeinantis visur, o koks šūkis? Mums nebaisios jokios kliūtys! Wow! O dabar turbūt ir bereikalo paklausiu, bet kas jūsų komandos kapitonas? Wow, Alanas, prašome užimti aukščiausią garbingą kapitono vietą ir sėskimės.
O dabar aš jau netverdamas džiaugsmu skelbiu pirmąjį raundą. Tai jau pat visų dėmesį prasideda etiudas žmogus ir jo veržliarakštis. Kalbėk toliau, veržliarakštis. Vieną savo merginą prakišiau, kitos nesugebėjau. Vieną išsaugojai. Ir kaip ir kiekvieną mielą trečiadienį, aš tave noriu paerzinti, nes kaip visada mėlynieji pradeda ir laimi. O tu manęs visai neerzini, tu tiesiog absurdiškai juokingas esi. Oi, Alanas sakė, kad aš nejuokingas. Gerai, nesvarbu. Alanas kaip komandos kapitonas išrenka vieną savo komandos narį, kuris eis į pirmąją rungtį. Aš supratau. Tai Indraja. Indraja, pasitikime į raudonąją žaidimo zoną. Indraja, primenu tau kaip ir visiems žaidimo taisyklės. Tavo kulniukai ant baseino krašto. Taip, gerai. Jokių būdų, kad ir kas beatsitiktų, neišeiti iš raudonosios žaidimo zonos, nelipti baltąją. Taip. Ir trečioji taisyklė. Išformuok savo plastišką ir lankstų kūną taip, kad atitiktum skylę išpjautą sienoje. Viskas aišku. Gali pelnyti net 10 taškų. Pasiruošę, visų akys metamos į sieną. 3, 2, 1. Ateik čia. Nu, pralindai, kaip jautiesi? Puikiai. Makiažo nenutrynė? Nesimato? Ne, liktai viskas gerai. Būtų taip geriau išsirietus, jeigu būtų. Iš kur jau tu taip gerai žinai, kaip jinai išsirieta? Galva truputį, matai, į rankos zoną pateko. Ir vos nenuplėšė nosies. Kaip gerai, kad mes tos šalmus Žiaurus duodam. dalykas. Gerai, dabar pakalbėkime apie balus. Man atrodo, trumpa čia ta šnekta, Džiugai. Trumpa. Stengėsi, lindo ir Pralindo. Nu, išlaužė sienos gabaliuką. Išlaužė. 9? 9 taškai. 9 balai Kalnių komandai. O mes pakvepuojam giliai kartu su raudonųjų komanda. Ir Gajus, beveik Ričis, kviečia vieną savo komandos narį raudonoje zoną. Inga. Inga turi puikią progą parodyti, ko išmokai tose kovų menuose ir menų kovose. Taigi prašau tave į raudonąją zoną. Jo! Į raudonąją. Inga, atsistok ant pat baseino krašto, jokių būdų neiššok ir neišspirk raudonosios zonos niekur ir būtinai atitik formą, kurią pamatysi sienoje toje skylėje. Jeigu esi pasiruošusi, dėmesio visų žvilgsnį į sieną. 3, 2, 1. Čia ant vieno kelio, Inga, ant vieno kelio. Taip, gerai. Rankas tik tai patrauk. Ne veltui treniravaisi, dirbai, kovojai, spardai visus aplinkui ir čia tau pavyko padaryti. Ką čia ta siena, nu? Tailando boksas davė vaisių. Pažiūrėkime pakartojimą. Oi, kaip gražiai. Ne tik kovingai, bet ir gražiai turiu Pažiūrėk, dabar pastebėti. stebėk. Kodėl replioji link baltosios zonos? Kodėl ten replioji? Nu kaip? Nes pralindai gražiai. Tik va pritrūpinai vis tiek truputėlį. Džiugai, tai gal lygiosios sakau? 9 balai. 9 balai raudonųjų komandai. Taigi aistros kyla studijoje ir aš dabar skelbiu, nieko nelaukdamas, antrąjį raundą. O tai reiškia,
kad į raudonąją zoną žengia mėlynųjų komandos nariai, kurie nedalyvavo pirmoje rungtyje. Alanas ir Aida. Nuleidę galvas, jie ropoja į raudonąją zoną. Turi ką pasakyti prieš eidamas į zoną? Nenoriu. Reikia, Alanai, reikia. Gerai, pasiruošę, stojatės abudu ant baseino krašto, tokia porinė rungtis. Galite uždirbti net 20 taškų, todėl visų akys metamos į sieną. Formuojamės, Taigi, formuojamės. Lip. Gali, Aida, gali. Tikras vyras Alanas išgelbėjo draugę nuo šalto vandens. Alana, ateik. Ką, brangus? Kaip jautiesi? Šlapiai. Aida, o kaip tu jautiesi? Gelbėjai. Vis dėlto mes apsikeitėm roliam. Reiškia, turėjai kristi tu, bet Alanas pasiaukojo. Kad aš aukosius apgalvojau, aš melavau. Gerai, pasižiūrėkime pakartojimą, kaip viskas vyko. Štai kaip pasiruošėmėjai darbai vyksta. Aš atsimenu, Aida vienu metu sako, aš negaliu. Ir štai. Alanas neprasispraudžia pro mano tarpelį. Kur iš tokį skylę padarėt, man didesnės reikia. Reikėjo pačiam pasidaryti didesnį, Alanai. Na kągi, dabar kalba apie balus. Apie balus kalbėkim. Kokiegi tie balai, ką tu siūlai mūsų šauniai mėlynų komandai? Kokia 10 gal? Na gal 10, gal ir labai nebloga mintis, Alanas pats puikiai labai. 10 čia yra mažiausiai. Originalu, aš išgelbėjau. 20. Bet užduotis Aš neįvykti, merginą tai iki Pilnai galo. nevykti. Mes ir taip žinojom, kad tu džentelmenas. Gerai, nesiginčykim, duodam Jeigu kokią 15 balų. 16. 14, čia 14. Tai 15. Gerai, 19 sakau. 14. Baigiam šitas darybas, užtenka. 14 balų ir viskas sėdo vietas. Jūs iš tikrųjų čia per daug nesidžiaukit. Rėkėt, kai naisit patys, tai pažiūrėsim, bus be meilė. Jo, pamatysit, kas jums bus tada. Tipiškai aš kalbu su savo komanda, eik prie savo komandos. Tai dabar du nariai, kurie prieš tai nieko nedarė, nešlapo ir nelindo, keliauja į raudonąją zoną. Gajau, Vilma, prašau. Pavarykite. Nepamirškite, jog abudu turite stovėti ant baseino krašto, kad negalite niekur išeiti iš raudonosios zonos ir būtinai privalote suformuoti formą, kurią pamatysite sienoje. Ir dabar visi įkvepiam, pakeliam kojas į viršų ir dėmesio žvilgsnis į sieną. O Jezu! Ajajajaj. Čia tai lanko. Šonu. Špagatas. Ką čia padarei? Atsiprašau, aš nenorėjau. Mano meniška siela įsivežė tiesiog. Tai čia ne menas, čia destrukcija. Ne, labai gerai. Žiūrėkime, kaip jums sekėsi. Pakartojimas. O. Čia reikia galvą nulenkti taip. Spagatas jau beveik. Šuolis. Kaip skausmingai. Siena per lėtai judėjo. Siena visada kalta, taip? Siena kalta. Žiūrėkit, kaip jisai iš skausmo rėkia. Ir kaip dabar viskas Ir dabar tai viskas, žiūrėkit, kaip iš tokia atomazga. Leistis. Lūžtas sienos gabalas. Kaip filmas su Švarcnegeriu. Visai teisingai. 20 taškų. Nu čia labai buvo gerai. Pralindo gana gerai. 20 tikrai negalima jokių būdų. Destrukcijos
Korupcijos mes netoleruosim. Aš tai visai toleruočiau. Už gražų kalbėjimą ant sienos aš galiu pridėti dar 5 taškus. Maksimum. 12 siūlo. 17, tai tikrai nusipelnė. Džiugai, nenusileis. Gerai. 16 taškų. Viskas gerai. Raudonųjų komandai. Ploja. Bravo. O dabar aš skelbiu mano ir Alano mėgstamiausią trečiąjį grupinį raundą. Ir nieko nelaukdamas jūsų žavę grupelę kviečiu į raudonąją žaidimo zoną. Visi. Grupinis, kaipgi, po vieną neišeina. Rankšluostį gali palikti. Taip, prašome į raudonąją zoną. Taisyklės kaip ir pirmose 2 raunduose galioja. Viskas aišku? Jeigu taip, tai žinokit, kad dabar galite uždirbti net 30 taškų. Pasiruošę, visų akis į sieną! Taip, į zonos neiškiskit. Kaida, tau kažkas sekasi šiandien. Tu visus įmeti pati sausai išlipi ir savo paėkė. Ką tu padarėjai? Pas mane daugiausiai patirties. Likti sausaja, neišlipti iš balos sausai. Kaip sakant, žarstai pelenus kitų rankom. Taip, Vieną savo merginą prakišiau, kitos nesugebėjau prakišti. Vieną išsaugoja. Vieną išsaugoja, kitai neužteko jėgų. Klys. Bet nelindo. Nepralindo. Pasižiūrėkime pakartojimą. Taip. Štai kaip Alanas taikosi. Stumia bitį link sienos. Bando kitaip. Nepralindo Geras. O kas ten per figūrą buvo išpjauta sienui? Aš taip ir nesupratau. Čia žmogus rankom koją siekia pasilenkęs. Aš visai kitai. Čia sumuštinis, tai. Sumuštinis? Taip. Kas tai reiškia? Žiūrėdama neturėjau, kad galvos palenkti. Gerai. Balai. Ne, palauk, čiugai, už tokį originalumą 30 iš karto. Ne, 30 tikrai negalim. Iš karto. Negalim. Eini blogus pažymus. Tas yra neįmanoma. Įkrito į vandenį, tai jau... 2 po 2 nubraukiam 4 balus ir lieka 26. Ne. Jisai taip stengiasi ją prastumti. Aš siūlau už Alano pasiaukojimą. Aš jau antrą kartą aukoju. 20 Tai čia balų. tavo problema, Alanai. 20 Jeigu Aida dabar išsimaudys, duosim 30 taškų. Nu, štai koksai yra sprendimas. Padėkite, gelbėtojai. Ateikit čia. Tiesą sakant... Aida tau dar ne tik iškėlė, bet ir pasisekė. Klausykit, tiesą sakant, pažadėjęs, tikrai nesitikėjau, kad taip įvyks. Tikrai nesitikėjau, kad taip įvyks, bet dabar negaliu atsimti savo žodžio, todėl 30 taškų Berindųjų komandai. 30 taškų. Na kągi. Kągi, tave nušvilpinėja. Na, jums nereikia virkauti, liūdėti, pykti, nes čia ne vieta savęs gailėti. Čia yra vieta parodyti, kad galite geriau. Tai Čiugai, ką darai? Dėka. Taigi kviečiu savo komandą į raudonąją zoną. Prieš tai... Taip, mes prieš tai šūkinom pasirinkti. Mušim skylės, 2, 3, atipsim mes visi. Visi 3 stovi
stovite ant baseino krašto, niekur neišsiridenkite ir neišskriskite iš raudonosios zonos ir susiformuokite visi trys labai sėkmingai taip, kad atitiktumėte skylės arba skylę vieną sienoje. Pasitreniravom, raumenys šilti, kaulai apšilę, viskas tvarkoj ir visų dėmesio. Žvilgsnis į sieną. Rokiruotės. Ir kaip čia bus išspręsta ši dilema? Eikite. Aš negaliu patikėti savo akim. Ar jūs matėte? Mes turim traumą. Kadangi viskas vyko taip greit, aš nespėjau susigaudyti, o kaip jūs čia taip spėjot susirokiruoti, visą kitą padaryti? Net pati nesuprantu. Mes turim pažįstamą visų pirma. Bet jūs esate tiesiog ninjas apsigimę. Žiūrim Bet mes pakartojimą. pakartojimą. Žiūrėkit, iš karto pasiruošę. O, žiūrim, kas čia vyksta. Ir... Šuoliuko! Niekas savo, kaip pratavyksta šitai pranerti. Čia reikia būti gimus delfinu. Pakalbam apie taškus. Aš tai sakau vienareikšmiškai 30 ir nei cento mažiau. Neturiu priekaištų. 30! Skilamušiai! Sėskit jūs skilamušiai. O aš tada, kadangi rezultatas apsilygino, turiu garbės paskelbti 4. raundą. O kągi reiškia tas 4. raundas? O tai yra kapitonų dvikova. Todėl nieko nelaukdamas, kviečiu Alaną prie savęs. Alanai, palauk, aš to paaiškinsiu taisyklės. Čia nėra taip paprasta, nes kapitonų dvikova yra pati sudėtingiausia. Tu dabar gausi tokį daiktą, kurį tau reikės kažkur užsidėti, pasiimti. O kadangi tai yra mokyklinė kuprinė, reikės tau ją užsidėti ant kupros. Kaip tik apie tokią svajoju visą savo. Tai tu nesitikėk, mes tau jos nepadovanosim. Alanai, ir jos negalima nusimti jokių bet kokių atvejų. Klausyk, netgi tai turi tau priaugti kaip Kvazimodui kupra. Tu tiesiog turi suaugti su ją ir gyventi kaip su ta savo našta ir pralysti su ją pro skylę sienoje. Supratai? Labai tinka. Prie mėlyno šalmo kaip tik. Kviečiame tave į raudoną žaidimo zoną. Alanai, gali pelnyti net 10 taškų ir pagelbėti savo komandai prisivyti šiek tiek. Visi pasiruošę? Taigi, akys metamos į sieną. Gali pasimti kaip suvenyrą šitą. Čia tavo knyga. Aš dabar supratau, kam kuprinė jūs man davėt. Klausyk, o ką pamanėjai pagladęs klaustuką sienoje? Žinok, nieko nepagalvojau, iš tikrųjų. Iš tikrųjų pagalvojau, kaip man neįkristi į vandenį 3 kartą. O tai yra skirtumas po 2 kartų. Gerai, pažiūrim pakartojimą, kaip tu galvoji. Svarbu, kad čia... Štai mokinys kaip rengėsi rugsėjo 1. Atsakyti į klausimus visus jisai bando. Šoko. Ai, va. Nu ir į klasę pavėlavęs atėjo. Bet į vandenį neįkrito. Tai 5 balai yra mažiausiai. Jau ką galim pasiūlyti, bet labai originaliai sulaužė knygą. Jo, čia specialiai. Viskas specialiai. Aš manau, kad 9 gal truputį daug. Ne, 9. Bet kaip teatrališkai jisai taip tipseno. Ne, iš tikrųjų. Ir čia, Gerai, aš išeinu spręsti tiesą. 9 balai Alanui. Tu esi raudonųjų komandos kapitonas. Sakyk, ar turi ką nors bendro su santechnika, galbūt su stalyste, gal kokio obliuoji medį, arba šiaip kokius rankdarbius namie darai? O dabar teks?
viską sužinosim. Ateik pas mane. Aš prašau atnešti į studiją Gajaus įrankį. Štai va tau ir teks sugalvoti, kaip juo pasinaudoti. Jokių būdų niekur negali jo išleisti. Iš rankų, iš kojų, iš burnos, iš niekur negali. O svarbiausia, negaliu su juo išdaužti sienos. Šitą gali. Tiesa to nurodyta nebuvo, bet jokių būdų jo nepames. Nes čia yra tavo nuo šiol gyvenimo draugas. Viskas, mano gyvenimo draugas. Taip, kviečiu tave į raudonąją zoną. Na kągi, Gajau, jeigu tu esi pasiruošęs ir visas taisyklės žinai, tik atsistok ant baseino krašto, to jau pat visų dėmesį prasideda etiudas Žmogus ir jo veržliarakštis. Kalbėk toliau, veržliarakštį. Taip, dabar... Važiuojam visi labai laimingi toliau ir visų akis į sieną. Tik neužsigauk to katalo. Kodėl tu nebesijauti vyras? Turėjau kaip tai pavadinai, veržliarakštį ir nesugebėjau sienos pramušti. Tai čia gal veržliarakščio kaltė. Veržliarakštį. Jo, tai tegul veržliarakštis nesijaučia vyras. Jis veržliarakštė. Jam ir taškų Bet neduosim. svarbiausia, kad pralindau. Jo, pralindai. Pasižiūrim gal kaip Pasižiūrim, Žiūrėk. Bet kaip apsimojau, koks smūgis. Negeras, nereik nieko sakyti. Aš manau, trumpa čia dabar mūsų bus diskusija. 10 taškų Gajui yra veržliarakštis. Tau vieną už veržliaraktį. Gali bučinį jam netgi duoti. Gerai, sėdam vietas. Ir rezultatas šiai akimirkai yra 65-62 ir labai mažų skirtumų raudonųjų komandai pralaimi Alano komanda. Skirtumas mažas, todėl aš dabar skelbiu 5-ąjį raundą. O tai yra, Aiste, visiems gerai žinoma ir miela mirties siena. Pažįstama iki kraujo. Jo. Taigi, raudonųjų komanda, kadangi jūs turite daugiau taškų ir šiuo metu pirmaujate, turite teisę rinktis. Ar renkatės mirties sieną ir bandote pro ją pralysti, bet nepamirškite, nepavykus pralysti, jūsų taškai anuliuojasi ir laimėtojai skelbiama mėlynųjų komanda. Ar atiduodate tą malonumą kitų komandai? Bet jeigu jie pralanda, jie laimi prieš jūs. Iki galo. Vienareikšmiškai taip. Taip, manau, Laužėt iki galo? Taip. Kinkų nedrebina ir eina iki galo. Raudonųjų komanda laužė mirties sieną. Kviečiame į raudonąją zoną. Čia jūsų lemtinga akimirka. Dabar įsispręs Čia tai viskas. komanda. Todėl stovėkite ant baseino krašto, niekur neišeikite iš raudonosios zonos, susikaupkite ir pasistengkite susiformuoti vieną skylę arba į daug skylių, kurias pamatysite sienoje. Žinokite, dabar sprendžiasi viskas, kas tik gali būti išspręsta. Čia jūsų lemtinga akimirka. Dabar įsispręs Čia tai viskas. komanda. Todėl stovėkite ant baseino krašto, niekur neišeikite iš raudonosios zonos, susikaupkite ir pasistengkite susiformuoti vieną skylę arba į daug skylių, kurias pamatysite sienoje. Žinokite, dabar sprendžiasi viskas, kas tik gali būti išspręsta. Viskas jūsų rankose. Dėmesio visų žvilgsniai į sieną. Padėkit, čia reikia susėsti vienam ant kito. Greičiau. Greitai. Reikėjo didesnį. Ir pašokam. Kaip pralindo? Ką? Su visa siena praktiškai pralindo. Ateikite čia su savo suvenyrais. Visi esi?
Atsėdam, mes atsėsim visi. Labai sudžiugu, sunku kažką nuspręsti, jūs pasėdėkite, o mes pažiūrėsime į ekraną. Taip džiugu. Jo, pažiūrėkime pakartojimą. Čia tokie laipteliai, vienam ant kito kelio reikėjo susėsti kažkaip tai ir dar kažko. Lyg tai yra paprasta, vienas ant kito kelio susėskite, tipo ir viskas gerai. Panašiai ir buvo. Buvo panašiai, bet bijau, kad tas sienos... Pralindimas įvyko, bet sienos lūžiai yra neatsiejami nuo pralaimėjimo kartėlio. O kaip išsukau. Puikiai išsukai, bet mum nuo to nepabūtas. Tačiau mato, džiugas jau ragai dyksta jam iš to pykčio. Iš to, kad nori, kad mano komanda pralaimėtų. Aš nenoriu. Tai jau ką tik pasakai. Širdyje laimėtų. Suprantat, jūsų medaliai ir pergalės yra širdyje. Suprantat, kadangi paskutinė mirties siena yra be galo preciziškas dalykas ir negalima leisti, kad niekas sulūžtų, kad niekas neišeitų iš žaidimo zonos, kad niekas nekristų į baseiną, todėl bet koks pritrūkinimas raudonosios zonos yra dėja bet pralaimėjimas. Bet nenusibinkite, jums atitenka sidabro medaliai. O jūs dar nesimatot? Tai ko jūs laukite? Šokite į baseiną! O dabar ateikite atsiimti savo medalių. Gajau. Buvai puikus kapitonas, Gajau. Mes reikam sulipti. Inga, tavo kovų menai tikrai pravertė šioje kovoje už pergalę. Vilmuta gražios kojas ir šypsena visada gelbsti. Sveikinu jūs, mano komanda. Dabar apdovanojame mėlynųjų komandą, kuri pelnė aukso medalius. Ką man dabar? Kaip jautiesi tapęs nugalėtoju? Pakalbėk. Nu, žinot, aš gerai jaučiuosi, nes jų širdyse mūsų rankose, žinai. Jo, bet mes atiduosim jiems ir taip čia stengiasi, gerai. Tai jūs pasikeisti medalį? Ne, tiesiog ir aukso, ir sidabro, jie tegul turi atsiminimui. Sutinkate? Taip. Ja. Dar neregėtas, neturintis precedento įvykis. Stebuklas mūsų studijoje. Alano komanda, mėlynųjų komanda, dovanoja savo aukso medalius Skilamušių komandai. Irgi kabo. Tai kaip Ne, mes. Jūsų medaliai. Ne, mes. Ačiū labai. Sveikinu jūs. Alnai, jo. Tu tiek kartų kritai, aš tau irgi noriu kaip ką padovanoti. Ir žliaraštį padovanoti reikėjo. Gerai. Štai tokie įvykiai klostosi čia studijoje. Mane sugraudino iki ašarų. Mane ne tik iki ašarų, bet iki traiškanų. O visiems dabar, kas mus žiūrite, sakau, kad šiandien mes savo laidą baigėme, bet tiems, kam širdie dar nesutema, registruokitės puslapyje www.tv3.lt, burkitės į būrelius ir dalyvaukite mūsų laidoje. Ir nepamirškite, kad specialiai jums yra sukurtas skylės sienai pramušti